Pamėginkime įsivaizduoti sandėlį, kurį stebi 100 000 kamerų. Atrodo, viskas turėtų būti po padidinamojo stiklu, tiesa? O kas jei paaiškintų, kad net ir su tokia priežiūra 8 iš 10 produktų supakuojami neteisingai? Šiandien gilinamės į neįtikintiną Wildberries istoriją, kaip dirbtinis intelektas išsprendė problemą, kuri kainavo tiesiog milijonus. Kad suprastume mastelį, Wildberries operacijos yra tiesiog gigantiškos. Jų sandėlių tinklas stebi daugiau nei 100 000 kamerų. Tai, maždaug tiek, kiek gyventojų turi Alytus ir Marijampolė kartu sudėjus. Tačiau viename iš pačių svarbiausių proceso etapų net 80% prekių buvo tvarkoma netinkamai. O kai kalbame apie tokius kiekius, tai reiškia ne šimtus ar tūkstančius, o milijonus siekiančius nuostolius. Tad kyla klausimas, kaip apskritai galima išspręsti tokio masto žmogiškųjų klaidų problemą. Pasirodo, Wildberries nusprendė pasitelkti dirbtinį intelektą, kad rastų atsakymą. Pažiūrėkime, kaip jiems sekėsi. Gerai, tai visų pirma, išsiaiškinkime, kur tiksliai slypi ta problema. Viskas prasideda nuo vieno paprasto produkto kelionės. Štai matome visą produkto kelionę. Bet mums įdomiausias yra trečiasis žingsnis – pakavimo stotis. Būtent čia, kur kosmetika pakuojama šalia trapių vazų, viskas gali pasisukti labai ne į gerą pusę. Ir tai vyksta tūkstančius kartų per dieną. Darbuotojas praleidžia vieną žingsnį, pamiršta burbulinę plėvelę ir viskas, vaza dūžta gabenimo metu, o sąskaitą apmoka įmonė. Ir taip nuostoliai auga su kiekviena sudužusia preke. Gerai, problema aiškia. O koks sprendimas? Kad stebėjimas būtų automatinis, komandai reikėjo, kad tos 100 000 kamerų ne tik filmuotų, bet ir suprastų, kas vyksta priešais jas, kiekvieną žingsnį. Ir čia į pagalbą ateina technologija, vadinama laikinių veiksmų atpažinimu. Ką tai reiškia? Iš esmės, sistema ne tik pasako pakuojama, bet ir nurodo tiksliai. Vaza paimta 3 sekundė, vyniojama į burbulinę plėvelę nuo 5 iki 7 sekundės ir įdėta į dėžę 9 sekundę. Komanda pasirinko būtent šį vidurio kelią. Kodėl? Nes sudėtingiausias erdvinis laikinis atpažinimas reikalautų, kad žmogus peržiūrėtų tūkstančius valandų vaizdo įrašų ir ranka apibrėžtų kiekvieno darbuotojo judesį. Tai būtų tiesiog neįtikėtinai brangu ir lieta. Tačiau, žinoma, apmokyti tokį dirbtinį intelektą nebuvo paprasta. Tikri sandėliai tai juk nesterili laboratorija. Čia nuolat kinta apšvietimas, darbuotojų užstoja vieni kitus, o kamerų kampai toli gražu ne visada idealūs. Gerai, ir kaip dažnai nutinka gerose inžinerinėse projektuose, komanda pradėjo nuo paprasčiausio įmanomo modelio. Tikslas buvo tiesiog pažiūrėti, ar pati idėja apskritai turi pagrindo. Pirmasis bandymas buvo, itin paprastas. Sistema tiesiog analizavo pavienius vaizdo kadrus, lyg žiūrėtų į nuotraukas. Ji rasdavo darbuotoją ir bandydavo atspėti, ką jis veikia būtent tą akimirką. Ir štai čia laukia pirmas siurprizas. Nors šis metodas ignoravo visą judesio kontekstą, rezultatai buvo stebėtinai geri. Tai buvo puikus atspirties taškas, kuris parodė, kad jie eina teisingu keliu. Įkvėpti šios netikėtos sėkmės, komanda nusprendė pereiti prie sunkiasvorės artilerijos, vieno moderniausių rinkoje modelių pavadinto Videomaje V2. Lūkesčiai, žinoma, buvo didžiuliai. Ir čia nutiko klasikinis inžinerinis posūkis. Sudėtingas, galingas ir beje skaičiavimo resursams brangus modelis pasirodė prasčiau už patį paprasčiausią pradinį variantą. Kartais daugiau yra, tiesiog prasčiau. Būtent ši nesėkmė atvedė prie esminės išvados. Kam naudoti vieną universalų, bet nepatogų ir lėtą įrankį, jeigu galima turėti visą įrankių dėžę, kur kiekvienas įrankis tobulai tinka savo konkrečiai užduočiai. Ir štai jis, jų galutinis hibridinis sprendimas. Viskas veikia 3 etapais. Pirmiausia, YOLO 8 modelis veikia kaip prožektorius, suranda darbuotoją ir apkerpa vaizdą, kad sistema matytų tik tai, kas svarbu. Tada antrasis modelis AVR iš to vaizdo ištraukia esminius bruožus. Ir galiausiai trečiasis Action Former, tarsi detektyvas, išanalizuoja visus tos bruožus ir pasako, kokie veiksmai ir kada buvo atlikti. 3 modeliai dirbantis kaip tobula komanda. Būtent sujungus šiuos specializuotus modelius, komanda gavo geriausią rezultatą. Jų sprendimas tapo ne tik tikslus, bet ir greitas, efektyvus bei lengvai pritaikomas ateities pokyčiams. Gerai, o dabar smagiausia dalis – rezultatai. Ar visas šis darbas pasiteisino? Pažiūrėkime į skaičius. Prisiminkime, nuo ko pradėjome. Istoriniai duomenys rodė, kad tik 20% pakavimo operacijų, tai vos 1 iš 5, buvo atliekamos teisingai. O štai rezultatas – įdiegus dirbtinio intelekto sistemą. Teisingo pakavimo rodiklis pašoko iki 80%.
Tai 4 kartus didesnis našumas. Tiesiog neįtikėtina. Šis grafikas viską parodo tiesiog idealiai. Pažiūrėkite į tą staigų šuolį 20 savaitę. Vos tik stebėjimo komanda gavo naująjį dirbtinio intelekto įrankį į savo rankas, rezultatai tiesiog sprogo į viršų. Tai ir yra tiesioginis technologijos poveikis. Ir čia slypi pati esmė. Dirbtinis intelektas netėmė darbo iš žmonių. Atvirkščiai, jas tapo galingų įrankių stebėtojų komandai, kuri matydama tikslius duomenis galėjo daug efektyviau apmokyti darbuotojus ir tobulinti procesus. Tai puikus žmogaus ir mašinos bendradarbiavimo pavyzdys. Ši istorija parodo, kad dirbtinis intelektas jau išėjo iš serverių ir mokosi suprasti fizinį pasaulį, mūsų sandėlis, gamyklas, galbūt net statybų aikšteles. Ir jei jis jau dabar gali optimizuoti tokį sudėtingą fizinį darbą, kyla natūralus klausimas, kuris sritis, kurią iki šiol laikėme išskirtinai žmogiška, bus sekanti.